Pavasaris per Lietuvą eina apie 2 savaitės, kol pasiekia visus – ir pietinius, ir pačius šiauriausius rajonus. Pasvalį jis pasiekė vėliausiai, tačiau vos atsiradus pirmiesiems pavasario požymiams ir čia ūkininkai suskumba į laukus. Prieš gerą savaitę Pasvalio rajone apie pavasario darbus dar buvo kalbama būsimuoju laiku. Tik vienas kitas ūkininkas sausesnius plotus bandė tręšti ir visi nekantriai laukė saulės ir šilumos. Kaip ir visoje Lietuvoje, matyti, šiais metais mes labai stipriai vėluojame su darbais ir, aišku, čia žiemo Pasvaly kaip visuomet užsitęsė ilgiausiai, sąlygos labai sunkios ir galvojame, kad nors kažkokie atiduoti startinį azoto kiekį, kad tas augalas nors kiek pajudėtų į priekį, nes dabar šiuo metu baisiai stresuoja, laukiam nesulaukiam lietaus, šilto lietaus, kas galbūt labai stipriai padėtų tam reikalui, neštų šiek tiek deguonies į dirvą. Prieš porą savaičių sausesnius žemkenčių pasėlius ūkininkas pradėjo tręšti, tačiau nedaug kur buvo galima įvažiuoti. Nors žemkenčiai neiššalo, tačiau Egidijus Palaima sakė, šiemet nesitikys labai gero derliaus. Viską gadino užsitęsusi žiema, šaltas pavasaris ir augalai neturėjo gerų sąlygų atsigauti. Aš auginu kviečius Skagen veislės. Jie parodė šiokį tokį žemkintiškumą mūsų sąlygoms ir neiššalo, bet atrodo gan prastai. Šios veislės žieminius kviečius Egidijus sėjo jau 3 metai. Ji pasiteisino. Palyginti gerai žiemoja, subręsta nemažas derlius. Pernai kūlė 7-8 tonas grūdų iš hektaro. Planuodamas darbus, Egidijus ne tik auginimo technologiją remiasi, bet labai stebi aplinkybės. Ką diktuoja gamta, tokias priemonės bei techniką ir naudoja. Žiūri situaciją, ką gali suvaldyti ir ką gali padaryti. Nes su purkštuvais panašiai dirba negalima įeiti, tai bandom kažkiek naudoti azotinės trąšas, salietrą. Ir būtų gerai, aišku, maitinti augalus per lapus, bet šiuo metu principė neįmanoma yra į dirvą įvažiuoti su purkštuvais. Nors visiems pavasario darbams su kiekvieną dieną lieka vis mažiau laiko, tačiau Egidijus tik nusišypso. Pasvalio tokia jau specifika. Nėra problemų, tai čia tik pavakaruoti reikia ilgiau iki ryto ar vėl kad. Pasvalyje daugiausia auginama žemkenčių. Egidijus irgi iš 1200 hektarų 900 užsėja žieminiais kviečiais ir rapsais. Pasvaly stengiamės nedaug palikti. Vasarojų, asmeniškai tai pas mane 200 yra likę tik tai vasarojų, nes stengiamės sunaudoti maisto medžiagos iš rudens, kurios palieka žieminiais augalais, kad nors kiek įsisavintų. O kaip pavyksta jums tą sėjomainą suderinti? Vien javus ir rapsus auginat ar kažkaip sąlygomis bandot mainyti? Bandom ten kažkiek, bet labai tokios egzotinės tos kultūros, tai pupos dabar eina į madą kažkiek, žirniais įmanoma kažkiek padaryti, bet yra labai sudėtinga tą dalyką suderinti, nes ta paklausa kartais šlubuoja ir labai sudėtinga yra su pardavimais. Dėl to ūkininkas kitais būdais stengiasi palaikyti dirvožemio struktūrą ir humusingumą. Mes paliekame šiaudus visą laiką, bandome juos pūdyti kai kuriomis priemonėmis, bakterinėmis, kad amalgerolis, pavyzdžiui, azofitas, tokie naudojami dalykai yra. Ir bandome tą dirvožemio struktūrą ir tą humusą palaikyti. Dabar ateina mada šiaudus pardavinėti, aš asmeniškai tai neparduosiu gyvenime jų. Jos grąžinsiu į dirvą, tai ir kuo kokybiškiau. Ūkio laukuose dėkinga dirvožemio struktūra. Jis nelinkęs susislėgti, nesusidaro kietas arimo padas. Tačiau, kad jis nesusidarytų, taip pat reikia pastangų. Mano ūkis randasi tokioj sunkio molio žemėje ir labai tą kietumą gerai patvarko normalus šaltis. Ir asmeniškai pas mane, pavyzdžiui, arimo pado, tai tokio, kaip vadinamo, ar ten kokio, tai kaip ir nėra. Ten tas kietumas nėra labai idealus,
vien tik dėl to, kad galbūt technika sunkesnė, galingesnė dirba, bet mes tausojam tą žemę, bandydami neslėgti ją, naudodami suporintus ratus visai technikai. Ūkyje stengiamasi vienu važiavimu atlikti kuo daugiau darbų. Šaknis stresuoja dažniausiai ne nuo kietumo, stresuoja dėl to, kad nėra tokio oro, tokio, sakykime, išsivystymų, trūksta medžiagų. Dabar žemė labai šalta iš tikrųjų yra, ten šilumos trūksta ir jos nesivysto absoliučiai. Išties, lauko, kuriame tądien buvome, dirvožėmis buvo minkštas ir purus, nors gana šlapias. Visa žemė atrodė kaip skruzdėlynas. Porėta, tai kaip, nes galima būtų sakyti, kad visur čia tas pats, bet kitas laukas, kur rapsai ten, ar ne? Žieminiai rapsai. Ir ten, užglensuota. O čia, būtent, ta tokia graži struktūra, poros, visur atsiveria. Tai matosi, kad dirva kvėpuoja. Nes kitais pavasarį išėjti tą lauką būdavome mes moliniai iki guminių, tiesiog iki pažastų praktiškai, o šiandien vaikštom toj dirva ir puikiai. Kaip prognozuojate pats savo darbus? Kaip čia pasvali pasakius, iš ryto per anksti, po pietų per vėlų. Tai aš manyčiau, žinai, reikia stebėti ir žiūrėti tą situaciją, bet artimiausios kokios, jeigu atsižvelgiant į prognozes, kokią savaitę, tai dar ko gero mes nejudėsim dar. Nes žemė vis dėlto yra pavasarį suminų žemė, tai, sakykime, tai derlių gali tikėtis normalaus, tai ir ta struktūra sugrius ar atsilieps ilgam laikui, tai čia metai, 2-3 gali net būti. Pernai ūkininkas pardavė per 6 000 tonų kviečių. Reikia tikėtis, kad pesimistinės šio pavasario prognozės nepasiteisins ir šiemet derlius bus nemažesnis. Kitas Pasvalio rajone aplankytas ūkis Namišio seniūnijoje. Edita Buklė su vyru Maiku ūkininkauja Kėmėnų kaime jau apie 15 metų. Jų valdos beveik 500 hektarų. Iš rudens jų žieminiai labai lėtai augo, o per ilgą žiemą suvargo, nusilpo. Kai atsistatysit maisto medžiagų apykaitą, bet kol kas ir neturėtų atsistatyti, nes per šalta žemė. Šaknis leidžia, drėgmės pakankamai, bet per šalta. Ir ta pagalba per lapus, kad jisai kuo ilgiau, sakysim, išliktų gyvybingas ir paskui stiprus, kad tik tais oras sušils, kai jisai galėtų forsuoti augti. Čia pumpurai. Kad pumpurai vystytųsi, reikia augalą pamaitinti, o greičiausiai augalas įsisavina maisto medžiagas, kai maitinamas per lapus. Ūkininkai rudenį po javapjūtės nupurškė laukus, kad paspartėtų šiaudų mineralizacija ir dirvožėmis praturtėtų humusu. Laukas irgi amalgerolio apdorotas ir visi šiaudai paviršiuje. Ir atrodo būtų didžiulė problema, tačiau šiaudų mineralizacija kaip plyšta. Praktiškai be jėgos. Well, this year we're growing 150 hectares of. Šiais metais mes auginame 150 hektarų žieminių rapsų, 210 hektarų žieminių kviečių. Dar planuojame sėti per 50 hektarų vasarinių kviečių ir 60 vasarinių rapsų. The weather comes nice. We're planning on planting about 53 hectares of spring wheat and 16 hectares of spring raps. The winter raps we go for minimum cultivation. Straight after the combine we have one pass with Žieminiams rapsams auginti mes naudojame minimalų žemės dirbimą. Nuėjame derlių vieną kartą išdirbame žemę giluminiu skutiku, tai pigiausia. Kviečiams kas keleri metai suorėme dirbą, tai normalu. For the wheat, some we plow and then straight in with the Varastat drill. It's just normal, really. Paprastai ūkininkai laukus skuta iki 25 cm gilių. Maikas, priimdamas technologinius sprendimus, vadovaujasi konsultantų patarimais, tačiau nepamiršta ir Anglijos ūkininkų patirties. Pasak specialistų, jis labiau mėgsta sunkią techniką. Depending on the weeds, depending on the fields, it's herbicides, but which herbicide, it depends on which weeds we have.
Priklausomai nuo pasėlio būklės plintančių piktžolių naudojame pesticidus. Kviečiams dažniausiai pakanka 2 fungicidų, kartais naudojame 3. Rapsams 2 fungicidus. The raps, probably 2 fungicides. This year we're quite happy with the way the fields are looking. Šiemet aš patenkintas pasėliais. Rapsai po žiemos atsigauna gerai. Mūsų krašte buvo storas sniego sluoksnis, tai padėjo žiemkenčiams iškęsti šaltį. So that has helped the crops. Žieminiai rapsai pasėti rugpjūčio 15, o kviečius baigė sėti apie spalio pradžią. Šiemet Maiko žiemkenčiai atrodo geriau nei pernai, todėl ūkininkas džiaugiasi, kad bus lengviau juos prižiūrėti, nuimti derlių, kurio laukia didesnio. Praėjusią savaitę labiau atšilus, Pasvalio rajono ūkininkai griebėsi pavasario darbų. Kas skubėjo baigti tręšti žiemkenčius, o kas, radęs sausesnės dirvos plotą, jau ir pirmąją sėklą išbėrė.